bailys ir kameramenas. Labas rytas. Šiandien yra šeštadienis, 8:30 ryto. Tai mes kur stovim? Stovim prie Techamrio. Yra eilutė, bet galima pasidžiaugti, kad jau einam su Toyota Audi dizeliuku. Tai mūsų automobilis. Achuienas. Viskas padaryta, šiluminiai ekranai. Viskas gerai. Čia mes turim Ervinuką, kuris Ir bailys. Koks bailys. Ruošiasi pusvalandį. Aš 3 valandas miegojau seniai. 3 valandas miegojęs, aš vakar naktį dariau mašiną. Pergyvenau. Kas pergyvena? Aš bijau, kad mes nepraeisim. Labai bijau. Kai susitiksim, arba kai praeisim, arba kai nepraeisim. Adios, amigo. Nu tai ką, chebra, pagaliau dar vienas mūsų baigtas projektas. Tai ką tik varėm Techą, prieš 2 dienas, matėt video pradžioj. Tai praėjom, žalias lapas, viskas ok. Ir va, aš jį jau išploviau ir įdėjau jau į skelbimą. Tai manau galim jums parodyti šitą gražų aparatą. Nu, aišku, dabar truputį purinas iš išorės, kaip matot. Bet jau pasivažinėjau su juo dieną, su tėtis, ir važiuoja tikrai neblogai. Čia matot salonas irgi išplautas. Nu, nėra idealiai, nėra kaip pieminis valymas, nes aš valiau, ne brolis valė, brolis geriau moka valyti. Daug išplovėm irgi sėdynės buvo baisios. Tada bagažinė. Bagažinė irgi. Viskas gražu. Čia plasmasės uždėsiu. Zapaskė šiandien turėčiau nupirkti. Už 2 euriukų. Tai bus zapaskė viskas. Tankratas irgi yra įdėsiu. Tai bus visas komplektas, kaip priklauso. Kalpokai irgi yra užmesti. Kokie buvo. O realiai kas su juo buvo daryta, tai galim trumpai papasakoti. Kaip sakiau, buvo bumperiai. Priekinis galinis dažytas, nes buvo labai baisus. Tada buvo keista lempa šito, nes buvo nubrozinta labai. Tai galime iš karto skaičiuoti. Bumperiai dukiam, lempa šiam. Sėdynė buvo paplyšusi plus 20 eurų. Toliau... jinai nevažiavo. Tai daviklis. Pavarų dėžės daviklis. Tai už suradimą, gedimą ir jo keitimą 102 eurus mokėjau. Tai plus 102 eurų už jos prikelimą, nes nevažiavo jinai. Tada buvo dar traliukas. Jis 80, čia kad atvežti žmogaus, iš kurio pirkau į kaimą ir paskui, kad nuvežti pas meistrą ir kad sugrįžti iš meistro. Toliau bandėme į Techą, nepraėjom. Pakeitėm galinius vamzdelius, plus 20 eurų. Amortiką pakeitėm su spiruoklė, plus 2 eurų. Ir pačią spiruoklę pakeitėm kitoj pusėje. Irgi 2 eurų, nes nepraėjom dėl to. Ir stabilizatoriaus traukė. Plus kiek ten irgi 20 eurų. Gerą paėmiau, geresnį. Ir dar padarėm šiluminį ekraną, kur matėt pirmam epizode, kur gavau dovanų iš Andrei Dron. Nu ir kaip ir viskas. Nu čia turėtų būti suma. O mašiną pirkom už 1150. Norėčiau gauti dabar 2800. Aišku, followeriam galima nuleisti 100 euriukų. Manau tikrai. Nu ir va. O jeigu ten jau kažkas rašėt, nežinau, dar neišėjo pirma serija dėl tos pirmos Karolos pilkos, tai žinokit nėra. Pardaviau. Parduota jinai už 2300, skaičiuojam mokesčius 200, nu tai 2,1. Tai projektą čičin 2100 eurų. Taigi, chebra, jeigu kažkas turi nuostabų automobilį, ar su defektu, be defektų, be tech apžiūros, daužtas, nedaužtas, pasiūlykit jį mum. Čia kažkur prikabinsiu Instagramą savo ir parašykit, būtinai atvažiuosim, nupirksim. Kol kas kaina
Biudžete turim 2100 eurų, bet galimai šį sekmadienį jie bus ištaškyti, nes Klaipėdoje iškrito vienas variantas toksai. Aišku, aš jo labai... Ne tai, kad noriu, tiesiog galiu išduoti paslaptį. Tai yra BMW. Automobilis, benzinas ir automatas. Tai nufilmuosiu būtinai, kai važiuosim pirkt, pasistengsiu, gal paprašysiu, gal leistų pafilmuoti patį pirkimo procesą. Ir žiūrėsim, gal nupirksim. Karočią, hebra, šiandien mes esam Palangoj, turim 4, mes esam 4. Esi čia filmuoja. Mes esam 4 ir mes atvažiavom pirkt mašinas. Tai yra mano vienas iš geriausių draugų. Žmogus paims ir važiuosim į Klaipėdą. Klaipėdoje iškrito variantas, sakau vienas man. Pirksiu savo pirmą mašiną. Tai pažiūrėsim, kaip seksis. Tai manau, varom. Nu tai hebra, kas nori naktiniam pasivažinėjimui. Vytautas važiuoja, turim dar 2-3 laisvas vietas. Kas norit prisijungia. Bus veiksmo. Čia yra bandukas 320, 2 litrai, 110 kW bendras automatas. Kodėl mes jį nupirkom? Pirkom tam, kad pasikelt, draivu. Tai turbūt visiems įdomu, už kiek mes jį nupirkom. Buvo nupirktas už 1700. Nu ir dar visokios išlaidos, draudimai, kūras dar plus 70 eurų. Dabar stoja 1,77. Kokie planai? Iš pradžių dega čia kenčinas. Kenčinas dega dėl lambazono. Aišku, kūro nėra kaip visada. Čia plana. Kūro jai nereik. Toliau galiu pafilmuoti kaip salonas. Medžiaginį. Matot, medžiaginis salonas jis irgi bus metamas lauk. Tai jau kažkam reikia šito medžiaginio salono aфигенно šiaip. Išsilaikęs labai gerai. Tai salonas bus ant pardavimo, tada bus klimato kontrolė irgi ant pardavimo. Jei ten saloną parduosim už 5 eurų, o klimato kontrolė, kam reikia, tokia kaip orkai, tai irgi už 5 eurų galėtų. Galiu net nemokamai duoti, nes niekam nereikalinga. Toliau yra stiklas būžės, žmogus sakė, va, sukilko, bum, geras stiklas. Tai irgi pasikeisim. Bet šiaip visiškai nėra sukilęs. Parodyk. Pažiūrėk. Nu, čia būna vat jų problemos, kad čia išpūna. Nei vienos sudėlė. Prasme, arkos žiau su dažų matuokliu. Gal užgesink? Nedovas. Daug kūro? Ar jie? Aš pagalvosiu. Galit paklausyti, kaip dirba variklis, kai lambazondas sugedęs. Nu ir ką dar? Kažkas pakabo, ratų buolis kažką, bet irgi padarysime viską. Salonas šiaip jau yra nupirktas. Galim parodyti? Vėliau. Arba vėliau. Padarom tokią intrigą. Nu bet va, Bemsas tikrai geras. Bus, manau, ir veiksmų su juo. Pafilmuosim ir veiksmų kažkur išmėgsim. Techas iki 0,8, bet praeidinėsim. Kad didesnė vertė, ir lubos. Lubos yra paprastos. Kokia ten balta, kaip kokia čia spalva. Pilka? Pilka. Ką turbūt? Tai lubas dažysim juodai. Mano tėtis sakė, yra daręs, labai gražiai moka padaryti. Tai irgi nudažysim. O salonas galiu išduoti kažkiek. Išduokit Rekaro, odinis salonas.
Pilkas. Aišku, turi defektų, bet pilkas. Bet šiaip jai tinka. Iš tos spalvos turėtų tik. Irgi parodysim, bet ne dabar. Ir padarom tokią intrigėlę. Taip. Nepadarė tokią intrigėlę. Bet jo, geras variantas. Bet jeigu kažkas turi tokių variantų iš karto, aš atvažiuoju būtent. Tai gerai. Dabar, manau, statom kol kas šitą projektą į šoną. Taigi turim dar vienas. O dabar dirbsim šiandien dirbsim prie šito projekto. Turim šitą projektą, tai salonas yra išplautas, viskas gražiai padaryta, liko tik atgal zapaskai dėti, nes ieškojau tokios tam. Tai dėsim, išplausim išorę irgi skendžiūris. Nu dar sakoma pakeisim. O pirmąjį, šiandien yra šeštadienis, pirmąjį reikia sakoma pakeisim. Toliau. Projektas yra realiai pabaigtas. Praeita techas 2 metam. Irgi išplautas, suportinta jau. Nupirkau zapaskės komplektą už 2 eurų. Tai čičiai mūsų biudžeto. Iš mūsų biudžeto, tiksliau. Manau, paniai bus. Irgi pabaigtas. Galės operatorius porą tų gražių kadriukų padaryti. Čia paskui. Nu ir turim mūsų, mano mėgstamiausią mašiną projekto. Ačiū Keitė, kad žolę pjaunė. Ir ačiū kaimynui pačiam geriausiam. Ir turim mano mylimiausią Corolą, kurios aš čia tai buvo gražių pasakyti žolę. Porą metų dirbau. Ne porą. Vienus metus dirbu. Ai, nu taip, metus. Ir dar galo nematau. Dar galo nėra. Ir dar galas yra. Jau beveik į pabaigą. Išplauta, išvalyta. Ne, išplautas. Plovėmės, ne? Neplovėm? Plovėm kažką, bet saloną valėm. Saloną valėm, bet vėl reikia valyti. Ir vėl saloną valyti. Šiandien visas yra irgi išplauti ir suportinti. Nu ir teka praeiti savaitę. Tai praeis. Be problemų. Aš viską padariau. Visokios mūšų. Nuvažiuoji į tekapą trašus. Nesąmonė. Gerai, važiuojam į darbus. Važiuojam, tai varom, traukiam Corolą ir dedam bemsą į Corolos. Taip. Tai ilgai stovės bemsas. Tai davai, eik dirb. Ačiū. Jonas kaip visą laiką kažką daro, bet nieko nepadaro. Dirba ir nepadirba. Jo, naktį. Taip. Jau kam įdomu, galiu papasakoti istoriją su bemsu. Ko istorija? Kaip įvyko pirkimas. Iš pradžių susiorganizavom kelionę į Palangą su visa klase. Susiorganizavom kelionę ir Jonas nebūtų Jonas. Mašiną. Jonas susirado mašiną, bemsą. Pasiėmė į savo kišenę ir viską. Išvarė taip. Čia galės mūsų montuotojus įdėti iš Palangos porą. Būtinai dės. Statom bemsą. Šita vieta yra tokia, kur stovi mašinos po porą metų. Aš tikiuosi bemsas pastovės. Kokią čia klaidą jau išmėgė? O, girdėjai, pašaudė. O, girdėjai, pašaudė. O tai gal nereiktų lambazondo? Nu ką, Jonai, nu ne... Stop. Jau išsidirbinėjai, į medžius važiuos. Nieko, ne tau paskau. Su atidarytom turim? Į medžius važiuos. Kaip medžių nenugenėja čia jisai? Pasižiūrim. Gerai. Buvo tokia istorija viena. Medžių genėtojas. Šitas aparatas geriau už pjūklą eina.
Nesu nei vieno medžio. Taip, nebuvo. Aš mačiau viską. Medžių dievas. Tai kaip aš, tai čia... Va ten medis iš karto norėjo pjaut medį. Nepatiko jam. Bet matai, čia duris pačios užsidaro, čia automatika. Čia kaip šitas. Taip, kur tas mygtukas bagažinės? Ai, nėra čia, negaila. Nepinas. O čia priekinės duris automatiškai užsidaro. Tu pavažiuojat gal, paspaudai stabdį jau užsidaro. Taip. Gerai, Bamsas viskas. Bamsą gal šiandien šitoj serijoje darys. Gerai. Kada jisai čia priparkuos tą Karolą įdomu? Po metų. Mano tik mažai vietų. Po metų priparkuos. Mažai vietų. Taip, reikia daugiau varų. Bet čia labai mažai mašinų. Porą hektarų nusipirkti. Labai mažai mašinų. Taip. Kaip pražadėjau, parodysim saloną. Salonas buvo nupirktas už 3 eurų. Yra pilkos spalvos, bet aišku turi dėti. Tai manau dabar galim bandyti ištraukti. Parodyti. Jo, gali iš karto ir nešti. Nešamo. Iš karto neša. O, kaip neša. Matai taip, ne? Aš jaunystė irgi taip nešiau. Tai senis. Nu čia va vairuotoja. Matas, jinai dažyta, vėliparoja. Aišku, jinai baisi. Pritariu, bet įsiardys. Čia pakeisim porą detalių. Ir čia pasidarys viskas gražiai. Bus spalva tai bet rekaras. Vietų gražiai gausis. Pripučiamas. O čia dar taip, pakelmas. Čia tokie navarot. Nu, žiūrėsim. Gerai. Tyla susinešim saloną. Galim padaryti Apšaifkės. Durų apdailas, tiesą pasakius, galinės tai ledas. Tik aišku reikia išplauti. Aš tik noriu priminti, viskas už 3 eurų. Tik tai 3 eurų. Viskas. Nu, aišku, va čia keleivė, bet čia realiai atsiplauna. Nu, gal padažysim tą spalvą. Nu ir čia va. Yra tokių visokių, bet pasidaro viskas. Mano tėtis net baisesnių yra matęs. Vėliau einam prie galinės. Galinės. Atlašas realiai idealus. Ta prasme, jis nebuvo nei dažytas, nei ką. Tai realiai galėsim šiandien ir susidėti. O jau kur subinė dėtai, nu čia nežinau, čia dažyta tas, ne? Tai irgi gal, Jo, dažyta čia. gal nudažysim irgi originalią spalvą parinksim. Turim labai gerus žmonės, kurie pigiai ir gerai spalvą parengia. Ir nudažo turim žmonės. Tai irgi nudažysim. Toliau vairuotojo sėdynė, kaip matot, tos būklės, bet va, pasikeis va šita dalis iš donoro. Realiai aš neturiu donorą, galėsiu parodyti. Šita dalis pasikeičia ir šita. Kaip matot, čia jau problemos, šiaip yra šitos dažnis, bet šitą pirmą kartą matau, kaip plyšta, nes dažniausiai čia plyšta. O čia visas kitas turėtų tokie dalykai pasidaryti realiai. Čia salonas pripučiamas, rekaro, o keleivio tai realiai. Nu realiai gal va šitą pakeis, nu žiūrėsim, čia jau nežiūriu. Bet va, originali spalva tokia, o dažiau kažkas tokia. Mes darysim originalią. Tai va, hebra, nežinau. Jau kiek valandų? Po 8:20. Pusė 9, nežinau, brolis sakė, važiuos nuo manęs. Labai yra didelis tinginys, tai nežinau kaip čia. Paliksi mane vieną. Taip. Matot, kokį brolį aфиgeną turiu. Tas giliausias. Kur surandi tai saloną, viską darai, jis atvažiuoja čia. Sako, ne kažką čia tas salonas. Sveiki, dar kartą. Labai filmuo gal horizontaliai. Taigi, Nu, čia taip, čia vat, sveiki dar kartą. Kaip Kaip matote, rekaro salonas, kodėl yra labai nepatogus? Mano trumpom kojom, nes pažiūrėkit. Pasidedi ir trukdo man. Trukdo. Trumpas kojas. Ką tu trukdo? Man trukdo laikyti kojas. Dėl to, važiuoju, Jonai irgi trukdo. Jau išknisame. Pažiūrėkit. Jo, savo, ką čia salonas už 3 eurų, kai 300 kainuoja idealus. Gerai, išleisim broliuką, o aš eisiu jaučiu
krapštytis prie bamsio. Turėjom šiandien sufotkint dvi mašinas, bet Oras labai blogas buvo. Tai rytoj padarysim. Bet Rytoj jau nebefilmuosiu. sutvarkėm sandėlį. Nerodyk, nereik. Sandėlys. Labai daug vertingų dalykų yra. Metalai. Na, tai kurie nieko nėra vertingi. Pašadai visokie. Visokios trašos. Tai ką, nežinau, išleidžiu brolį ir varom, tada su jumis chebra ardyti. Įdėsim va tą galinę atlošą. Vieną padarys per vieną dieną, vieną šitą atlošą. Ir gal galinės atloškį sudėsim. Surgys. Gerai, tai jung tą kamerą lauk. Aš jau taip pafilmuosiu, bet tai gaila. Nebus chebrai tų prikolų. Prikolų yra, prikolų nėra, bet už atmaišiukų galėsite laimėti 10 maišiukų. Arba chebra galim padaryti tokią akciją. Na tai komentaruose parašykit, kam reikia to medžiaginio salono ir kitoj serijoje. Nu gal po 2 serijų. Ir turėsit galimybę laimėti saloną medžiaginį. Medžiaginį saloną. Jisai idealus, gerodė. Idealus, jo, gražus. Jeigu kam tikrai reikia to salono, tai sakau, parašykit komentaruose, kad noriu to medžiaginio salono. Noriu medžiagos? Parašykit noriu medžiagos ar dar kažką. Kitoj serijoje arba dar kitoj išrinksim. Išrinksime geriausią komentarą. Ne, išrinksim. Ir padovanosim. Ir vienas gaus pagodos prizą, maišiuką, o kitas galbūt gaus ir medžiaginės. Ką medžiaginį medžiagą gaus? Man patinka tas medžiaginis salonas, kad jisai lankstomas yra. Tai yra, kad tas... Tas yra lankstomas, o šitas ne. Jonas nelankstomas, o šitas ne. Pavargęs jau šiandien. Taip. Mes važinėjom kolokumą, paėmėm kolką. Va tas atlošas yra iš 5 dalių. Tai tas yra pliusas. O mes dėsim iš vienos dalies, tai čia kaip ir praranda biškį vertės. Bet ką padarysi toksai gyvenimas. Na tai šitą gaidą ir medžiaginis maišelis baigiam. Ate. Gerai, va, turim sėdynę. Ir matėt, kad jinai labai suplyšus ir dabar mes ją visą turim išardyti. Tai pirmą reikės nuimti viršutinę dalį. To galiu parodyti. Viršutinė siema lengviau negu apatinė, dėl to, kad nėra šito dalyko. Nereikia šoninių plasmasų nuiminėti ir taip toliau. Tai realiai va, kai viršutinė nusiemam šitus 2 fiksatorius, išsitraukiam. Turiu tokį specialų įrankį. Tada šitas išvažiuoja, atsukam arbegą, tada į čia atjungiam laidus va visus iš fiškės, tada teškė jau matau kaip ir nukirpta, atjungiam ten šlangas, kur yra, nes čia pripučiamas yra ir čia irgi atsifiksuojam bus tokie, viską parodysiu, tai dabar tą ir padarysiu. Reinuojame viską, čia kaip matome yra tų kur prisipučia va šitos dalis. Yra va varikliukas ir šlanga. Tai jas irgi reikės atsargiai demontuoti, nes aš noriu ją visą šitą dalyką palikti. Kiti tai tiesiog išima ir nieko nedaro, aš noriu palikti ir pajungti. Tai irgi čia atsijungsim fiškės. Viską pasidarysim, tai jo. Daug manau čia nerodysiu, nes nėra įdomu, matysit daugiau per timelapsą. Tai pavarom toliau. Nu tai va, nuėmėm viršutinę dalį dėl šitos skylės. Tai viskas nusiėmė, aišku, reikėjo truputį jėgų pridėti. Lyg kardio treniruotė. Čia va matom šlangelės, kad prisipūstų šonai ir kad tvirčiau žmogus laikytųsi. Čia pačios tos pagalvės vienos kitos pusės. Čia šlangelės, čia va motoriukas. Ir čia va smegenys visos, kurios reguliuoja tą padavimą. Viską išardžiau, viskas gražu. Toliau dar turim arbegą. M-kinis, sportinis. Jisai matosi, va čia šonė dedasi.
Jeigu yra paprastas salonas, tipo nemkinis, tai jisai būna įsiūtas, nebūna, kad toks plasmasinis. Nu, galėsiu parodyti jo dieną jau ant medžiaginių sėdinių. Čia irgi nuėmiau šitas apdailas iš vienos ir iš kitos pusės. Vienas varščiukas ten. Viskas gražiai, dabar reikės nuimti šitą. Realiai sėdinė liks tik ant griaučių. Ant viso šito išnaudojau, nežinau, ant galo pasakysiu. Jo, žiūrim toliau, timelapsą, kai man seksis. Nu tai ką, chebra, va. Išrinkom sėdinę. Realiai galvau, kad bus šildomos sėdinės, bet nešildomos, kaip ir sakė. Tai reikės įdėti tą visą šildymą, nes vis tiek ardysim. Tai reikės realiai ir keleivę išardyti. Tas sėdinės irgi išardysim ir paskui surinksim jum. Kas norės, galės atvažiuoti pasim. Man galės pasidaryti kėdės, kaip pas mane. Galėsiu parodyti. Dabar kitas darbas bus jau rytoj, šiandien jau labai tingiu. Reikės va atskirti odą nuo paralono. Ir tada jau atiduosim siuvėjai, kad jau padarytų. Donorą turim. O per tą laiką mes galėsim polisius. Šiaip dar daug darbo kitų mašinų. Reikės dar kitą sėdinį išardyti tą. Tai realiai pavargau jau. Reikia man atostogų kokių pasim. Reikia atostogų. Gerai, chebra, šiandien jau užteks tiek. Susitiksim, manau, rytoj. Varau miegot, kiek čia. Rodo 11:30, tai jau jo. Varysiu miegot. Viso. Labas rytas, chebra. Šiandien turim kitą dieną ir toliau dirbsim prie mūsų bemso. Kaip vakar matėt, išrinkom sėdynę. Vakarą. Aišku, tikėjausi, kad bus šildymas, bet dėja nėra. Tai dėsim šildymą iš seno salono. Tada šiandien iš ryto dar spėjau paminkštinimus nuimti. Turim paminkštinimus, čia va irgi pasikliuos visokie tokie. Esam darę ne pirmą kartą. Čia va skylė yra šildymui. Tai irgi priklijuosim, nuo to nuimsim, gražiai viską padarysim. Tai realiai gaunasi daugiau darbo, reikės visas 4 sėdynės išrinkti ir surinkti. Nu ir turim priekinį. Irgi paplyšęs, kaip jų bėda yra, nes jis yra pripučiamas. Ir irgi čia va skylė, išsikiša laidas ir prisikliuoja šildymas tas. Toliau turim mūsų sodą. Čia pasižiūrėjau, čia nėra dažyta, čia žinot, kai būna šitie, taip tikriausiai bus nuo džinsų. Realiai čia turėtų atsiplauti, namuose vešiu ir plausiu su karštu vandeniu ir žiūrėsim. Bet va, kaip pasitau, keičiasi šitą detalę va čia. Čia jau net praplyšo. Išsisiūno, siuvėja padarys ir pakeis va šitą visą detalę iki čia. Iki tos siūlės. Šitą ir šitą detalę. Turbūt visiems įdomu, kaip aš tuos metaliukus ištraukiau. Tai tiesiog pasiėmė tokias replės. Su replėm taip suki kampu ir išsitraukiu. Nežinau, galėsiu šiaip parodyti, kai kitas ardysiu. Truputį tingėjau. O šiaip turim donorą. Pas save garažę radau. Donoras, va, turim donorą. Tai tėvas sakė, tėtukas sakė, kad kažką pritaikysim. Čia irgi bemso. Parodysiu. Bemso, tai va šitą gabalą jaučiu panaudosim tikrai. Va šitus jaučiu. Turėtų kažkas tikt. Šitas gal per mažas irgi gal iš kito tokio pačio irgi nusidažys, bus gražu. Kol kas tiek, bet dar turiu 3 valandas ir galvoju, parodysiu. Taigi turim 3 valandas, tai galvoju greit nusimesim lubas šitas dažymui. Ir išsimsim jaučiu tą kitą sėdynę. Ir irgi gal išrinksim, bet nežinau, gal tik lubas spėsiu šiam padaryti. Bet lubas tikslas yra jas dažyti juodai. Turėtų gautis gerai ir dar žiūrėsim, gal bumperiuką šiandien spėsim nuimti.
Nudažytai tikrai reikia. Stiklas, kai minėjau, kažkas gal turit stiklą, tai parašykit, paimčiau pigiai. Reikia stiklo, tada klimos naujesnės, nes man šito orkaitė nepatinka. Naujesnė yra ten su ekranėliu, tai pasiūlykit. Ir kas dar? Posparnio reikia kairės pusės priekinio, šitos dalies, kur prie bamperio, nes čia realiai gabalo didelio trūksta. Realiai daugiau kol kas kaip ir nieko nereikia. Tai gerai, jaučiu, statau ant timelapso ir rodau, kaip beriam varžtus šitos mašinos į dėžutės. Tai varom. Nu tai ką, chebra. Va, išrinkom visą saloną. Lubas nuėmėm, sėdynės, bloškės. Viską nuėmėm, čia palangė mėtosi, va. Manyčiau, yra 3 valandas, 2,5 gal. Nauja dalinai. Tai jo. Atsiprašau dėl timelapso. Baigėsi atmintis kitam telefone, tai kiek ten buvo, tiek ir bus. Bet kadangi šiandien laiko nebuvo, tai taip ir gavosi. Va čia matom irgi krūvą detalių, kolonėlių. Toliau salonas visas. Čia va šuniukas mano. Va salonas išrinktas. Lubos, kurios dažysis, aš manau, jeigu gausis gerai. Čia detalės, kur dažysis. Bet salonas tikrai realiai idealus. Tai jeigu kas norit laimėti, tai rašykit komentaruose noriu. Manau, kitoj serijoje išrinksim. Ir galėsit susirinkti šitą chlamą. Man tai jo tikrai nereikia išmetinėti, papildomas lėšos, o kažkas gali įsidės savo. Bet sakau, idealios. Tik aš aišku šildymą iš jų išimsiu gražiai. Gražiai paskui surinksiu ir irgi sudėsiu jum. Ir jo. Jeigu niekam nereikia, tai išmėsiu. Jau, kiek ten susimokėti reikės, tai ir susimokėsiu. Tai va, chebra, nežinau šiandien tiek. Tai manau, čiau. Labas rytas, chebra. Šiandien yra dar kita diena, po savaitės. Ir šiandien turim labai daug darbo pasidaryti. Turim nusimti, kur yra liuko uždarytuvas, tas baltas irgi reikia daryti. Tai pažiūrėjau YouTube, kaip nuimtam. Irgi galėsim parodyti, tada reikia nusimti posparnį. Jau timelapsą pasiruošiu viską. Nuimsim ratuką ir atsuksim. Poros varžtų, gal net taip nuimsim, žiūrėsim. Nelabai noriu to rato lupti. Ir tada bamperį nusimėsim galinį. Nuėsim bamperį ir važiuosim į 2 vietas detalių pirkti. Pirksim posparnį, galinį stiklą radau pigiai. Tada dar paimsim. Aš šitos neradau. Jeigu kas turi, aš žinau, jos kainuoja po 10 eurų, bet realiai yra po 5. Tai jeigu kas galėtų atiduoti už 5 eurus, tikrai paimkim. O radau dar va, šitą paimsim. Kiek jau matot, nežinau, ar per saulę matysim. Matosi. Matosi? Nu tai šitą paimsim už 5 eurus ir dar priekinį stiklą, nes įbraštas. Labai baisiai atrodo. Irgi 5 eurai. Pakeisim. O ką daugiau iš detalių? Nu, klimato kontrolę gal paimsim, jeigu pigiai atiduos, jeigu už 15 atiduos. Dar reikės stiklo kliūnų pirkti ir visokius smulkmenų. Kaip matosi, Jonas labai laimingas, jisai mėgsta labai dirbti. Aš siūliau jam dirbti pačiam, sumokėti pinigus, bet jisai atsisakė. Jis laimingas, jis reikia vėl nuimėti kremą ir... Jam reikia dirbti, jisai nori darbo. Pirksime mašinas, Jonas dirbs. Pirksime būtus, Jonas dirbs. Visą laiką dirbs. Nemirtingas, seniai. Žmogui darbą reikia duoti. Duosime darbą, jam apkrausime į 24/7. Tai nusižadėjau.
Jisai sportuos, dirbs tik tai. Ir dar pavalgys. Ne, tai mokykla, sportas, darbas. Nu čia tai yra. Ir dar kokią mergaitę suras. Rašykite mergaitės. Jisai vienišas. Nepamiršau, reikia nupirkti dar tą start stop mygtuką, nes baisus. Daug kas užvedinėja, turbūt labai rodė visiems. Kaip 2 litrų užsiveda. Vėl traukiam lauksidinę. Kokia nugara? Merginos rašykit. Kol kas vienišas. Netelpa net į per kamerą. Galima pafilmuoti sėdynės, tai žmonės gali pasimti. Vėlam šitą ir matom čia 2 varžtukai. Yra vienas varžtukas ir yra kitas. Tai operatorius, atneškite. Tai 25 galbūt. Aš pafilmuosiu. Ir kitoje pusėje tas pats ir tada šitas stiklas nusims. Ir tada dar toliau parodysiu. Darbininkas mūsų dirbs. O, su rankomis. Dieną naktį. Tokie varžtukai. Miniatiūriniai. Čia. Kaip Jonas miniatiūrinis. Tu miniatiūrinis, aš už tave aukštesnis. Miniatiūrinis. O, jau matot, va juda. Lukas. Viena pusė. O tai karočiais nenugrys? Karšta. Karšta yra. Karšta ir malonu. O. Čia muzikytė užleisi, jis nusirenginėja ir pageidautina paleis muziką Oh, you touch my tra-la-la. Oh, you touch my tra-la-la. Nesveikia. Mačiau, kažkas lupo liuką, nes blema su rankom atsisuka. Palaukite. Kažkas laiko. Ne, čia labai laukiant, žinai. Gal YouTube'ą pasižiūrim. Atneškite ponas iš namų mano telefoną, ten prie indų plovimo. Prašau, ačiū. Ai, neš. Nefilmuok. Žiūrėkit, jis kažko pageidauja. Pas nežino ko. Ne. Truputį feilą dabar pasirodo, nes man matot, jau kyla. Ponas, palauk. Nestumk. Kėbalo nereik. Gerai, liuką turim. Gerai, turime 100 liuką, dabar reikės, ką aš noriu parodyti. Gerai, reikia va šitą nuimti. Per video tai ten labai lengvai nuėmė. O, ir čia lengvai, net keista. Čia tu šito filmuoti nereik mano kraujo, nes šitą gausim. Ir kraujas parodyk. Nereik. Man parodyk. Turės užblūrint. Net negalima YouTube'ai. Kraujas čia brutalitina. Tai sumažam didelis laikas, kažką susipjausi dar. Visai ką kraujas. Šitus atkabinam, tada šitą va taip padarom. Ir tada ten per video kažkaip ten labai atsargiai. O, nu realiai kaip per video. Bum. Ir dabar mes turim prieėjimą. Turim gumą. Suprantu, kad nepatektų vandens. Ne, čia šiaip guma dėl grožio. Gerai, ir mes dabar turim kažkaip šitus atkabinti. O, bum. Tu filmuotoja. Matų, čia šudukai yra, kurie fiksuoja. O matot, čia yra tokie šudukai, va. Nu, jie yra net fiksatoriai tokie. Juos reikia ištraukti. Nu, tai čia bėga vanduo. Žavi. Ir čia žavi. O čia va tie latakai yra, čia vanduo visą laiką bėga. Ir per tuos latakus, o čia yra vamzdeliai. Ir per juos nubėga. Per stoikį, per visur. Mašinos su liukais turi didelės problemas, kad į saloną vanduo bėga. O čia nebėga, čia labai gražai viskas padaryta. Nes vamzdeliai, pažiūrėk, gražu. Taip. Idealus vamzdeliai. Nes minkšti jie būna paskrinyje. Bet neįdomu niekam. Davai, tariam. Papasako, kai sportavai vakar. Kiek merginų buvo? Visos. Kurią aš kalbinai? Ne vienos. Nes turi mane kalbinti. Jisai Jonas. Joną kalbina visos. Jo. Nesargykas. Tai kalbino.
Per gražus jisai merginom, tai jisai nekalba su jam. One eternity later. Jau apsimokino Jonas, tapo mechaniku. YouTube kursai. Kursus, kodėl aš šito negaliu ištraukti. Gerai. O net su tuo ištraukti, su laikikliu visu. Gerai. Šiaip reikėtų jį nuimti, kad nepamėt. Nuimsim mes jį geriau. Paskui atgalę statysim. Gražiai. Bamsas geriau. Važiuoja negu Citroenas. Ar tikrai? Eisim kažką užvalgyti. Tu ir maistas. Jūs turit būti didžiausi priešai. Mes esame draugai. Nenys. Tai Gali taip galėjom ištraukti, nu jo. Tikras mechanikas, nepavalgys. Čia padarysim. Kad Hebra nerašytų, oi, čia surudys. Mes padarysim. Būtų dar geriau. Na, turim. Šitą visą dangalą, kuris dažysis. Galima jį išpurvinti dabar. Nereikia purvinti. Jo ką. Nereikia, susidegus teatrą. Tokie bairiai, senelio bairiai. Šitą gali dėti. Taip, nes čia galės lyt. Nes garažas užimtas. Ten dar stovi mašina. Muina minėt. Palaukite. Čia neužsidės. Jau. Nes to nėra. Ai, bet mes su tuos išfiksuosim ir manau nepėksim. Ai, tai jie... Lemma. Taigi aš nuvažiavau su jais iš šono. Nieko nesupranta, kas čia vyksta. Tie va. Va jie. Dabar įsistatė. Gerai, šitos įdėjom. Ponas, užmeskite akumuliatorių. Reikia atidaryti liuką. Tai tagai paimti galite imti. Nefokusuoja. Palauk, jie įdėk tavo. Tai, kuročiai, filmuoju mano plikės, gerai? Filmuojam, tai reikia kažkokį action, karočią. Čia kai mechanika tampi, taip linkas. Tiktais taip, jo. Pas mane įsistatė. Ja, įstatė, manau. Ja. Na kaip, auksarankiai uždėjo? Ar gerai, Hebra? Biškai pareguliavom, tipo ne tai, kad ją pačią pilnai nuleidom. Biškai pakėlėm. Ne, mes iškėlėm ir truputį nuleidom. Kad čia būtų... Man čia kaip yra, vat, šitas tarpas, va. Ir čia va matosi kėbulas, dabar nesimato. Tai mes padarėme taip, kad nesimatytų to kėbulo spalvos, kad uždengtų liukas. Tai nežinau, ar reikia pilnai iškelt, tai parašykit, kaip ten reguliuoti. Ar reikia pilnai nuleisti, bet kai pilnai nuleidai jį, per tą reguliavimą tai baisiai atrodo. Ir manau vanduo bėg. Gal kaip tik reikia, nežinau, aš neatsimenu, kaip buvo. Tai jūs ten parašykit. Pospalio dalį, kuris yra sulūžęs. Šlupom. Man labai nepatiko, kad ratas buvo užsuktas. Mes su tėvu su šitu darėm, sukom. Kada čia spėjot atsukti? Tai gal turėjom salkiai. Ir va dar pagalį kiš. Irgi reikėjo jėgų pridėti. O kiti užsukti irgi taip? Tai paliubom, priekiniai paliubom. Jogi padangas keisi. Tai žinai, kaip ten meistrai. Čia užsuko specialiai, kad važiuotum į servisą keisti. Bet taip gali šitie varžtai sulūžti. Taip. Irgi negerai neįtambas. Žiūrėk, nu nėra nei vienos rodelės. Ant kėbulo. Tiesiog tam pakabos elementų. Tai pakabos elementas. Bet va šita net skarda nėra supuvus kaip... Vokiška kokybė. Taip. O kaip angliškai kokybė? Quality. German quality. Toks stabilinis? Ai, ne. Kas čia tokis? Kas Hebra va čia yra? Tokio va šitas. Pirmą kartą matau. Va šitas dalykas. Stabilizatorius tai va čia va. Bet čia panos.
Kas čia tokio? Tegul Hebra padirba biškį. Bet žiūrėk, žarnelės pakeistas. Tai seniai mašina, kaip nauja. Kadangi šiandien nespėsim klijų nupirkti, nes jau nebedirbs, nes šiandien šeštadienis, tai reikia nusimti antifrizo išsiplėtimo bakelį ir surasti pūdėjoje ir reikia pažiūrėti, per kur bėga antifrizas. Dar nepamiršau, reikia va šitą nupirkti, reikia jį nuimti ir čia kažkom uždaryti. O kam, tai tiesiog paimsim tokį patį? Aš nežinau, diametrų. Tai ką, Skirtingi. o tai ką, jisai labai plūdžiasi, jisai trukdo? Nu jo. Ir per jį ir bėga. A, pribėga teplai? Nu, aš taip įsivaizduoju, aš nežinau. Čia gal tarpinė ta bloga. Nes man matosi, kad per jį ir bėga tas tepaliukas. Čia jisai apsitepalajęs. Kad čia bakelį norėsim? Jo, ten plūdė nukritus. Bet ne šiandien. Bakelis čia ir ne. Reikia va pažiūrėti. Kažką aš norėjau pažiūrėti, va per kur bėga antifrizas. Aš įsivaizduoju, kad jisai bėga arba per ten, arba per čia. Reikėtų nusimti šitą ir reikėtų šitą šlangą nusimti. Atsuktuvą padėjo Jonas kažkur. Nerealiu, kur atsuktuvą. Nu tai va, tai baigsis laikas. Taigi va, atsuktuvai čia. Čia du atsuktuvai, jisai ieško atsuktuvą. Ką, nu? Svarbiausia, du atsuktuvai guli. Bet aš jau padėjau. Pats padėjo ir kur tie atsuktuvai? Dar visiems turbūt Kaip Artūras. kyla klausimas, kodėl aš jį ardau. Ardau, nes reikia pažiūrėti, kur antifrizas bėga. Aš įtariu ten vieną šlangą, tai kad prie jos prieit patogiai. Čia nusimt. Šnervės. Reikia va šitą esamą. Ne, namie kaip visą laiką, kaip mechanikai. Mama ženklukas. Pažiūrėkit, kiek benzinas turi daug vietos. Būtų dizelis, tai čia būtų... Būtų kaip mano, 1.6. Žiūrėk. Čia kokia, man atrodo, va šitą šlangą eina. Mane? Kaip tu manai? Tai žiūrėk. Čia apibėgęs antifrizų šitą šlangą, jinai nėra. Čia yra vairo stiprintuvo šlanga. Ir matai, va čia va raudono ant jo. Matai, va čia va? Taip. Tai poliubomu bėga per šitą. Seniai radiatorius. Tai nėra radiatorius, o plasmasė radiatorius. Tai čia su radiatorius. Tai radiatorius. Jo, radiatorius. Kabais. Mes šiaip galima padaryti. Plasmasiniam monituotojui nuvežti, kur daro radiatorius, jie padaro. Taip, taigi čia ne pats šitas, čia plasmasės jo. Jo, Žilituoti ir viskas. bet tai supranti, čia pažiūrėk, kiek čia ardyti reikia. Čia reikia lempas, Gerai, Jonai, davai, skubam, išsiaiškinau šitą, kad radiatorius. Aš gavau šlangą, nes gavau šlangą, tipo, nueit pakeist. Greičiau Paimti tą. Buvo 13 28, o dabar 12 28. Kažkokie neaiškus. Čia Jonas kažką užbūrė. Bet Būrėjas. tai kaip tai per radiatorių? Būrėjas Jonas, kreipkitės. Būrimo paslaugos. Kas tvarko radiatorius parašykit? Tipo nėra kas pats radiatorius, bet... Plasmasė. Va šitą va. Išlydyti, kad plasmasė. Matot? Čia va yra tas. Visas priekis ir viršuj va. Per jį ir bėga. Nežinau, ką dar galim padaryti. Nenoriu prie šito lyst. Aš noriu pažiūrėti spyną. Kai dirbti ne, tik tai šnekėti. Su tuo reikia paimti. Nieko nepaimė. Su pirštais išardys tai. Davai, aš pabandysim padėti su pirštais. Atsukti. Neatsisuka, keista. Papiškė su pirštais. Tikrai mechanika. Gerai, šitą reikia biškį. O, su įplyšę. Čia taip turi būti, kad laidas. Įplyšę, gerai. Sakau, čia nėra citroenas. Citroenas labai gerai. Citroenas čia, parašykite Hebra. Ar 99% myli Citroeną, ar 100%? Mane bėsina pirštinė. Aš nemėgstu taip su pirštinė dirbti. Čia Nes Jonas tai sakė, kad Citroenas iš vis yra mašina.
Citroenai patinka, sakė, kad pirks pirmą mašiną jau bus Citroenas. O, pirma mašina šita gal bus. Pirmą mašiną Citroenas. Mano, gal šita mašina. Gal mes tipo paliksim? Nepardavinėsim. Nu, pažiūrėsim. Gal. Ką, pažiūrėsim, tai daug. Tu apsiverkė. Na kokia? Manau, jau žmonės nori šitas mašinas. Vis benzinas, automatas. Mano klasiokai net nori. Tai? Mano klasiokas nusipirko Audinę. Ir pardavė. Ir sakė, blema, geriau Benzas. Mano draugas nusipirko Audinę ir pardavė. Po 2 savaičių. Tu pasakyk, Jonai, kokį prikolą papasakok. Kaip vakar sekės? Kaip mokyklų sekės? Ką veikiai? O ką vakar? Penktadienis buvo, tai 3 pamokai buvo. Lietuvių ir 2 fizikų. Ką tu ten padarysi? Per lietuvių aš ir taip nieko nedarau. Lemai, jeigu dabar mano... Matosi, kaip kalbėjo lietuviškai. Jeigu lietuvių mokyto dabar šitą video, tai biškai negerai. Kitais metais. Taip. 2 parašyti. Juokauja. Gyvena bairiai. Man biškai autis, nes aš noriu valgyti. Aš nevalgiau nieko. Aš Joną pasiūliau valgyti, kad aš normaliai pavalgysim už pizzotą. Jonas stato, Jonas uždirbs pinigų šiandien. Su pušku. Vėl mano ratas veikia. Aš istoriją taip pafilmuosiu. Va čia Jonas, mūsų gražuolis. Merginos rašykit. Pridėk pačiai numerį. Nereikia mano numerį. Ir random su XXX. Nu, tipo, plus 3 numeris ir XXX. Ne, nu tai kaip per teleloto. Ne, nežinoma skaičius. Ne, nu tai bet koks skaičius. Ne, bet koks skaičius. Ten pirmieji 3 tik tai. Nekenčiu bamsą. Nes čia yra smala. Eik tu, Jonai, nesiparink. Tu... Jo, kaip Jonas parinasi, pažiūrėkime. Nu kodėl? Nežinau. Dabar eik aiktus. Palauk. Palauk, seiliukų. Antisilikono dabar reikia. Ne, čia seiliukas geriausiai. Nu kodėl? Aš sudubasiu šitą bamsą dabar. Tai tu biški būk atsargesnis. Biškai neneriu. Ant plaukų yra? Nieko nėra. Jeigu taip darai, tai reiškia yra. Nieko nėra. Va, žiūrėk, nieko kaip ir nėra. Smala, aš taip nekenčiu jo. Ai, nes čia priklijuota viskas. Aš nieko, kai man ten galvą įkištų. O kam tu galvą kišti? Reikia kišti. Nežinočiau, kaip ten atsimenė. Atkabinau! Kaip šitą įsitraukė? Jonas kabinėtas. Nesulaužė, girdi. Ai, taip įsitraukė. Vis kur išsiaiškinsi, kas? Nu, repetas. Neužsirakina. Hello, people. Nu, taip šitą įsitraukė. Tu gal tai įsitraukai? Gerai, taip, ne. Biš palankyti. Nu, nieko šitą. Tai taip sulankstė, vat Jonas. Ne. Ne, Jonas nesulankstė. Svarbiausia, va šitas išlindo čia, metalas. Jisai paėmė taip. Ne, nesusilankstė. Taigi išsilankės. Taip, taip. Dar paėmė porą kartų daro. Pas mane buvo vieną kartą tūsė draugas irgi bandė uždaryti duris, bet pasirodo kojas buvo. Ir daužė per kojas. Turim problemą, realiai, suprantu, elektra ateina, bet nerakina. Matai, tas juda. Ką dabar padaryk? Nu, matai šitas. Šitas juda. Neberakina. Vai. Ai, nes mato, kad duris gal atrakinto. Imam tą spiną, jeigu ką nupirksim, jau 10 eurų. Jeigu ką grąžinsim. Nu, matai jo, tai, nu, kumą krausiu. Tai gerai, apibendrinus, ką mes šiandien padarėm.
padarėm, nuėmėm liuko apdailą dažymui. Nuėmėm spyną, kaip nuvežt, tada nuėmėm orkaitę. Dar nežinau, ar aš įkeisiu. Jeigu 2 eurų norės, nepirksiu tiesiog. Jeigu 10 eurų arba 15, nu tai dar paimsiu. Toliau yra palangės kolonėlė, tai ją tiesiog sukliuosim su super moment klyjais. Ja, ir laikys. Brolis sakė darė, tai sakė turi veikti. Daryk. Ja. Daryk. Ką čia reiškia tavo mirsėjimas? Jie įsilinda kažkas. Toliau turim posparnį. Sumušusi, galvojam, čia kažką padaryti galima, bet nepadarysi. Geriau paimti. Gal vienas užduos? Toliau kapo variklių. Tėčiu pašnekėjau truputį dėl tos skylutės, tai sakė, reikės išiminėti radiatorių ir nuvešim pas meistrą, kad užlituotų gerai. Pažiūrėsiu YouTube, kaip nuimt, bet reikės šitą teliką nuimt. Kaip suprantu, bamperio tikiuosi nereikės nuimt, bet galimai reikės. Nusileisti į apačią. Ką dabar nežinau, pafilmuosim mūsų tripą iki detalių ir viskas. Ir šiandien kol kas tiek, bet dar susitiksim, manau, šiandien vakare jau aš vienas be broliukų pafilmuosiu. Tai ką, chebra, davai. Ką mes turim? Turim šitą iš Estijos. Aš jau ją išsirbiau. Ne, čia kilimą nekreipkit dėmesio. Kilimas plausis. Bet jinai yra pilnai išsirpta, labai graži. Aišku, kumas nuimtas. Reikia kumą nupirkti, rytoj važiuosiu nupirkti. Tai irgi šioje serijoje išplaunam, sufotkinam. Dedame skelbimą ir pirmadienį. Šiandien yra ketvirtadienis ir pirmadienį varom pas meistrą keist sankabą. Galvom keisti patį sankabą, bet mūsų keitimą tai čia 2 mėnesius turbūt keisim. Tai buvo padarytos išvados, kad nuvešim ir geriau pakeičiam mums tą sankabą. Tai sankaba yra bagažiniai, gal jeigu nepamiršiu, paskui parodžiu. Jūsui, subscriberiai, galit pasveikinti mus. Turim dar pabaigtą projektą vieną. Tai kaip ir girdėjo, Toyota Corolla. Kokia Toyota Corolla? Toyota Auris. Kiek tų Corolla turėjom, kad net galva neša. Toyota Auris, benzinas, 1.6 kW. 1.4? 1.4 dizelis. Čia, o gal 1.4? Nežinau. Gal čia parašys čia montuotojas, koks variklis, kiek kilovatų, nes jau pavargęs, jau man neša smegenis. Tai jo, ką apie šitą automobilį daugiau? Kėbulas realiai idealus. Nu, turi ten niuansų, pabraižymo. Rida galėjau papilnuoti, kokia rida šio automobilio. Rida yra 165 000. Tai kaip 2008 metų lygtais. Mašinai tai yra labai maža rida. Gražus salonas. Tai salonas labai gražus dėl ridos. Toliau, kokie privalumai šio automobilio yra beraktė sistema. Galim pademonstruoti, kai veikia. Man net užsirakino. Aš jokio mygtuko. Užsirakino. Spaudėt mygtuką ir užsirakino. Toliau, kas dar yra? Yra lieti ratlankiai. Šildomos sėdynės, realiai pas visus yra šildomos sėdynės, ne? Man atrodo. Turbūt gal. Nes kitam dizeliukai irgi šildomos sėdynės. Halogeniniai žibintai, nes yra plovimas lempų, viskas dirba. Toliau bus keičiama sankaba. Bus pakeičiama sankaba. Realiai kitą savaitę nauja. Viskas yra, sąskaita, faktūra. Yra ten ta zapaskė. Galiu parodyti, viskas yra. Sakau, viskas. Pilnas paršas. Pilna komplikacija. Jo, pilna komplikacija, nes būna, kad ištraukia. Kitoje mašinoje irgi yra. Kitoje mašinoje irgi nupirkom, nes jinai kainuoja 100 eurų. Mes už 20 radom. Taip. Labai gera kaina. Bet šiaip kėbulas tikrai labai gražus, įsilaikęs. Nu, spalva tokia. Gražiai labai. Gražiai, tikrai. Man patinka. Svarbiausia, kad man patiktų. Yra tas, kad nuo mygtuko užsiveda. Yra cup holderiai netgi veikiantys. Permatomi langai. Galiniai. Skirtingai negu pas mane tai va ten. Va ten pas mane tai kažkoks brokas ten. Nepermatomi galiniai langai. Sis brokas. Nu, nepermatomi langai, tamsinti kažkai. Kokia čia dar naurotai? Kokia dar naujo antena yra? Žieminės padangos. Kas ten dar yra? Nežinau, gal kokią fotkę pasidarom? Valytuvai yra.
Gal fotką pasidarom? Pasidarom? Kitą kartą. Pasidarom, gal. Čik. Nepurvink mašinos. Nelaibėk ant to, aš pravaliau. Va taip gerai. Va viskas. Čik. Nufotkinta. Gerai, viskas neįdomu. Var tokį. Gerai. Gerai. Gal kitą, aš šiaip ant stogo norėjau užkip. Bet šitas buranukas mane vis paims ir... Nuskris jisai. Į dangų. Gal fatality padaryti. Jo. Tai bijau. Na tai ką, baigiam šitą seriją. Nežinau, gal dar Bamsą eisim filmuot. Bamsas va Jonas dar dirbs su Bamsu. Jo, eisim Bamsą daryti. Tas tai važiuos namo. Taip. Nes jam kamuos... Darbelė. Nes nemiga jam kamuos. Nes nemiga kamuos. Labai mėgsta, kai nemiga kamuoja, ne? Gerai, nenervuok manęs. Kodėl nenervuok? Tu mane čia paliks vieną įsivaizduot, chebra. Aš viską turiu daryti, aš visą saloną išvardžiau praeitą. Šarvolis, jisai kažką daro, va, tu kažką daro. Kažką daro, Kažką aš dirba. priverčiau šiam plauti, sakė, Aš va, ką filmuoju čia. Tiek daug dirbu. Ką tu čia filmuoji? Ką tu filmuoji? Tai gerai, chebra, kas norės nusipirkti šitą nuostabų automobilį, tai nuoroda bus, manau, komentare. Jeigu dar nebus parduotas jisai, bet jeigu bus parduotas iki šios serijos išėjimo, tai nuorodos neberasite. Tai ką? Manau, kol kas tiek. Tai kol kas sakau viso gero. Sorry, chebra. Pamiršau padaryti gražių kadriukų mūsų Toyotos, tai dabar, manau, einam žiūrėti mūsų kadro. Padaryti gražių. Tai va, matėt afigenų kadriukų mūsų Toyotos. O ką dabar, nežinau. Tai dabar, manau, tikrai galim pabaigti epizodą, nes, manau, susidėjo to laiko. Tai, nežinau, paspauskit like, paspauskit subscribe. Ir ateityje, manau, tikrai bus geresnių projektų negu šitų. Nes, kaip matėt, pradėjom pirkti jau rimtesnius, kaip Bamsus, dar kažką. Tai jeigu irgi kažkas turit nuostabų automobilį, daužtą, nedaužtą, su defektais ar taip toliau, pasiūlykit mum, atvažiuosim, nors ir Klaipėdoj visą Lietuvą. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Čiau. Tai, kaip čia kadrą geriau paim, su Karola. Kokią Karola užrašę. Išsirbiau. Wow. Reikia gal pasiruošti prieš filmavimus. Šiaip gyvas aparatas. Šiandien jos tikslas yra... Gyvas ir gražus. Šiandien tikslas Naujas. yra... Vas man pasakyti, ar ne? Ne. Kaip? Sakau, padarysi kadriukų gražių. Aš galiu padaryti Jono gražus kadrai. Čia šono. Tu neįdėk kažką dabar. Čia va Jonas, va. Noriu galvoju, kad picūką parodys. Visais rakursais. Picūką. Nesimato net per kamerą. Per didelė vis. Gal surasim paskui lankstumą. Pilkos spalvos nėra. Kažkada. Gal perdažys juodą. Medžiaginė. Man žinokit, kiek brolis kniso proto, kad pilkas bus baisus. Bet jūs parašykit tiesiai šviesiai komentaruose, ar gražus jums šitas. Jo, parašykit. Nu tik Ar aš nežiūrėkit teisus? šitus defektus. Jo, jeigu būtų idealaus stovė. Juodas Recaro ir pilkas Recaro, kuris yra gražesnis. Žiūrėk, kad tau užtektų procentų. Taip. Filmuot. Procentai, kad būtų kiek procentų duodat ant pilko. Ten pilkas, pavyzdžiui, 2 procentai arba 1, o juodas 99 procentai. Šitaus nesukviesti 100. Ne. Ai, nesukviesi 100 procentų. Toks ir mechanikas. Neįmanoma. Toks ir mechanikas. Nesugeba, 100. Va, žiūrėkit. Aš tai sugebėčiau. Tu sugebėt. Prašau. Ne, aš duosiu pasireikšti Ne, tiem, kurie stiklus šiminėja. Parodyk, bram. Kuris čia padėsiu? Ant žemės, ant juodžemė, tikras mechanikas. Viskas su juodžemė sumaišo. Paduokite ponas ten. Nu, gerai pasimti. Nepatenkintai žiūri mane jau. Savo veidu nepatenkintai.
Kaip patogu filmuot. Jo, nieko nereikia daryti, tiesiog atsirėmus. Ne, laikyt, gal tu nori? Jonai, nerodyk savo plikės. Plikė iškirpkit. Tiesiog susivėlė, kad aš laiko nėra. Ne, plikė. Tai man nervo. Jau viskas jisai. Bet kaip aš čia tai filmuoju? Ką tu čia filmuoji? To veido. Tai kad nėra, kai filmuojat. Vokiška ką? Be rusiškų žodžių gal. Iškirpsi. Vokiška kokybė. Tai. Dar musės, karočią. O Jonai, papasakok apie Jorę. Apie ką? Apie Jorę. Kokią jorę? Nepažįstu. Mano draugė. 30 лет, короче, Jorei. Jinai žiūrės šitą video. Paliubom. Paliubom, nes Instagram'e matys. Nu. O kaip matys? 30 лет jai. Jinai nemoka Instagram'ą nustotis.